Nebuvo Amerikoje dar. Kuką apskritai suvalgė, ar jis ten netraukinio katastrofai kažkur žuvo? Ne, bet augalai, bet kuris. Gerai, o negali būti metalinis tas... Metalas? Kodėl su metaliniu? Ai, ta prasme, metalas. Visi čia buvo podas metalinis su kniedėm, taip? Su kniedėm. Kniedimo neturėjo. Manau, čia tu kaip šaltkalvis. Metalo neturėjo, ne? Metalą Amerikos, tokio didžio metaliniai, ne. Europos aborigenus yra metalas ir... Azijoje galėjo turėti. Šalmas, kurį jis yra užsidėjęs. Tai šalmą ten kiek nepriklausė tam. Kukas buvo Kepurę gali interpretuoti... O čia Ispano, jis buvo Britas. Aš tai vis tik linkęs prie podo. Aš linkęs prie podo. Apie podą. Ar vis dėlto daržovės? Podas. Ar vis dėlto daržovės, kodėl nebuvo tose salose? Manau, kad podas. Nu, sakykime, kirtimas vyraujantį buvo maisto ruošimo. Laikas. Pone Viktorai, kas atsako į klausimą? Tyla. Manyčiau, kad šitą klausimą plačiau galėtų pakomentuoti iš savo specialybinių pozicijų ponas Gytis Baranauskas. Pone Gyti Baranauskai, pakomentuokite mums šitą klausimą plačiau iš savo... Kaip senas metalistas, galiu jums atsakingai pareikšti, kad greičiausia vis dėlto metalo apdirbimo tiek Ramiajame vandenyne, o konkrečiai Havajuose, kur neva suvalgė Kuką, neturėjo. Tai buvo iš principo akmens amžiaus gyventojai ir jie negalėjo turėti tokio metalinio puodo. Atsakymas aiškus ir jis yra priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Masinė gamyba reikalaujantį pramoninių technologijų atsirado tik tai 19 amžiuje. Tokio dydžio sandaraus katilo, kuriame tilptų žmogus, Havajuose tuomet tikrai nebuvo. Jūsų atsakymas yra teisingas ir rezultatas tampa 2-0 žinovų naudai. Na, stulbinančiai sėkminga pradžia ir dabar aš sveikinuosi su žiūrovų interesų gynėjų, taip pat keliautojų, taip pat žurnalistu ir laidos per TV3 nauja diena vedėjo ponu Martynu Starkumi. Labas vakaras, Martynai. Sveiki, vedėjau. Kaip jums patinka šitą įspūdingą žinovų pradžią ir jų spurtas? Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad komanda dirba kaip jau geras susižaidęs mechanizmas ir atrodo, kad pirma sezono laida, o jaučiasi kaip veteranai, belieka tik tai pagirti juos. Ir nepaisant to, kaip pasibaigs šio vakaro žaidimas ir nepaisant to, ar žiūrovai laimės ar ne, mes turime jiems dovanų. Taip, ponė Martynai? Taip, aš kaip ir Vytaras, kuris yra vienas kalėdų senelis, saviems irgi turiu paruošęs dovaną. Tai yra Sony prizas, Sony fotoaparatas iš prekybos tinklo Elektromark. Už geriausią žiūrovų klausimą šį vakarą. Visiškai nežiūrim, kaip pasibaigs, ar žiūrovai laimės, ar pralaimės. Geriausias klausimas bus, geriausio klausimo autorius bus apdovanotas. O mes tęsime pirmąjį šios serijos žaidimą, kuriame žinovai kol kas pirmauja rezultatu 2-0. Dėmesio trečias raundas. Kadangi jūsų prie stalo sėdi 6, man norisi supažindinti televizijos žiūrovus su visais jumis ir aš dabar sveikinuosi su jauniausiu komandos nariu, 23 metų šiauliečiu Aidu Medžiūnu. Labas vakaras, ponė. Labas vakaras. Jūs parašėte savo biografiją, kad buvote išvažiavęs į Londoną, dirbote ten tokiame garsiame bare, kuriame buvo filmuojami Haris Poteris ir Džeimsas Bondas. Sakykite, kokį brangiausią kokteilį jums teko parduoti tame bare? Kadangi gerbiamas vedėjau, aš rašiau savo biografiją, kad aš dirbau pube, tai pube kokteilio jūs negausite. Tai ten tik tai alus? Tik alus. O Džeimsą Bondą matėte ar ne? Ne, dėja, nemačiau. Sektorius numeris 7. Prieš jūs žaidžia Aivaras Janušauskas, televizijos žiūrovas iš Druskininkų. Vieną kartą Čerokio genties vyresnysis pasakojo savo sūnui štai tokią istoriją. Mano sūnau, kova vyksta tarp 2 vilkų gyvenančių kiekviename iš mūsų. Vienas vardu nelaimingumas, tai baimė, nerimas, pyktis, pavydas. Kitas vardu laimė, tai džiaugsmas, meilė, viltis, ramybė ir gerumas. Minutėlę pagalvojęs, vaikas jo paklausė. O kurisgi vilkas laimi? Dėmesio klausimas. Kągi atsakė senasis išminčius? Ar
mes negalim prie šito priešarų kelią čia rokių prisisėti 19 amžiaus vidury vedė. Istorinis faktas, tavęs nereikalauja to žinoti. Kažką esu girdėjusi. Šiaip tai ten kažkas yra apie to, kad man taip atrodo, kad nuo tavęs priklauso viskas. Nuo to Priklauso nuo pačio tavęs. Gerai, toliau. Vienas vyriškas, kitas moteriškas. Du pradai, negali būti. Vienas yra vilkė. Nelaimingumas ir laimė. Nėra apibrėžta vyriško moteriško. Dar. O negali tam priklausyti nuo tavo kažkokių veiksmų. Vienas yra vaikas padėties. Vienas gimdo kitą. Kaip tu elgsies, taip ir bus. O tavo padėties pasirinkimas. Ne, čia gentis ne. Čia man atrodo, ar čia Rokė, ar šitie, ar kokia kita gentis šią esmės nesudarys. Čia Rokė raštingi buvo? Kas? Kieno versija? Simonas. Nu ir važiuojam. Taip, pakalbėtų. Tai Laikas, kaip suprantu, važiuojame su ponia Simona. taip. Važiuojame. Labai norėčiau tikėti, kad senasis išminčius atsakė, kad tai priklauso nuo tavęs paties. Tai kuris tada laimi? Kad tai yra nuo paties žmogaus priklauso, nuo jo pasirinkimo, kaip jisai gyvens, kuris vilkas laimės. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Paklaustas, o kurisgi vilkas vis dėlto laimi, senasis išminčius atsakė, tas, kurį mes šeriame. Aš norėčiau, kad kamera parodytų poną Martyną Starkų, žiūrovų komandos interesų gynėją. Pone Martynai, jums atrodo, kad žinovų atsakymas yra vertas taško ar ne? Manau, kad patys žinovai jau pajuto, kad jų atsakymas nėra teisingas ir šis taškas turėtų atitekt žiūrovams. Manau, kad pagal kontekstą atsakymą reikia skaityti, nes kai šeri kažką pasirenki, kurį vilką šerti. Aš manau, vidinė klausimo logika buvo atskleista. Jūs klube kas kur kada jūs nereikalaujat pažodinių atsakymų. Jūs esate gilus viduje žmogus, ponė Gytė. Be abejo. Jūs mane įtikinate. Rezultatas 3-0, dėmesio, ketvirtas raundas. Ir kol kas žiūrovai neturi nė vieno lito savo sąskaitoje. Aš primenu, kad tiksliau skelbiu, jog šitame naujajame TV3 kas kur kada sezone dalyvauja iš viso 7 komandos. 4 iš jų pradeda seriją šiandien ir dar per artimiausias savaitės 3 iš jų laukia eilės ir savo patekimo į antrąją seriją. Vilkelis sukasi greitai, todėl aš pasisveikinsiu dar kartą su ponu Gyčiu. Labas vakaras, ponė Gyčiu. Sveiki. Jūsų biografijoje užrašyta, kad jūs esate diplomuotas mechanikos technologijų inžinierius, bet dirbate frezuotojų. Kaip čia taip atsitiko? Niekaip neatsitiko. Reikia kažkam realiam metalo apdirbimo sektoriui dirbti. Ne tik brėžinius braižyti. Be abejo. Teisingai, labai geras požiūris. Prieš jūs žaidžia Kęstutis Vaškevičius iš Vilniaus sektorius 3. Dėmesio juodoji dėžė. – 2009 metais Pietų Afrikos Respublikoje vyko neįprastos lenktynės. Jas laimėjo pašto balandis. 100 km atstumą įveikęs per 2 valandas. Jeigu šias lenktynės mes pakartotumėme Lietuvoje, balandis neturėtų jokių šansų. Bet Pietų Afrikos Respublikoje 2009 metais jis iškovojo užtikrintą pergalę. Tai, ką nešė balandis, yra juodojoje dėžėje. Dėmesio klausimas. Kas ten? Paštas, elementarus sužiedavimas. Kodėl Lietuvoje tada negali būti? Gal balandžio Lietuvoje nežieduoja. Ar nežieduoja? Gerai, kodėl būtent 2009 Futbolo čempionatai kada buvo? 10 netinka, ne? Kas nors susijęs su valstybė pačia, sakykime, Pietų Afrikos herbas. Geografinė zona, gal, pavyzdžiui, vėjas, šiluma. Šiltas vėjas. Vėjas gerai. Pas mumis į žemyną. Bet čia dėl svorio Bet kas yra juodoji dėžė? Ką nešia balandis? Kažkoks daiktas, kuris Lietuvoje yra sunkus, ten turėtų būti lengvas, jeigu jis greitai. Kas dėl klimato, dėl papročių, dėl... Deimantus išgavom Pietų Afrikoje, daug. O Lietuvoje kodėl? O Lietuvoje tas daiktas bus kitoks. Lietuvoje daiktas bus Lietuvoje kitoks. neturėtų šansų. Laiškas. Praloštų paštui, žiedavimas ko gero. Klausyk, dėl to, kad lėktuvai skraido daugiau, nežinau. Laikas. Pone Viktorai, kas atsako į šį klausimą?
Nu, komanda tokio konkretaus neturi sprendimo. Gal versija buvo geriausia Gyčio gal. Prašom, ponė Gyti. Giliai kapstydamas, jūs pataikote šiandieną. Mūsų komandos nuomonė. Čia yra žiedavimas, čia yra žiedas, kuriuo ornitologai žymi paukščius. Lietuvoje balandžių žieduoti nepriimta. Todėl balandis neturėtų jokių šansų. Labai įdomi versija. Dėmesio, teisingas atsakymas. Šitos lenktynės buvo skirtos parodyti apgailėtiną interneto ryšio kokybę Pietų Afrikos Respublikoje. Balandžiai buvo prikabinta 4 GB talpos USB atmintinė ir starto metu toks pat duomenų dydis buvo pradėtas siųsti iš vieno kompiuterio į kitą. Balandžiai atskridus į tikslą buvo atsiųsta vos 4% duomenų. Lietuvoje, ačiū Dievui, internetas veikia žymiai geriau. Ir balandis neturėtų jokių šansų. Rezultatas tampa 3-1 vis dar žinovų naudai, tačiau žiūrovai laimi pirmą tašką ir 400 litų iškeliauja į Vilnių ponui Kęstučiui Vaškevičiui. Na štai, pagaliau pirmasis žmogus, kuriam pavyko pelnyti tašką žinovų komandai. Aš sveikinuosi dabar su ponu Aurelijumi Katkevičiumi, su komandos kapitonu, komandos, kurią reikėtų gerbti, kadangi kol kas tai yra mūsų kas kur kada istorijoje komanda vienintelė iškovojusi bent vieną pergalę. Labas vakaras, pone Aurelijui. Labą vakarą, ponė vedėjau. Jūsų pergalė buvo tada įspūdinga ir jį baigėsi rezultatu 6-1. Jūs tik vienintelį taškelį atidavėte žiūrovais. Kaip Jūs manote, ar šita komanda, kuris sėdi šiandien prie stalo, gali pakartoti Jūsų pasiekimą? Panašu, kad jį kas turi visų šansų. Žaidime kas kur kada mes darome nedidelę pauzę, dabar reklama. Mes grįžtame po reklamos, čia žaidimas kas kur kada. Dėmesio 5 raundas. Šioje komandoje iš 4 šiauliečių, ne šiauliečiai, iš 6 žmonių 4 šiauliečiai, Simona yra ne iš Šiaulių ir taip pat ne iš Šiaulių yra ponas Jonas. Labas vakaras, ponė Jonai. Labas vakaras, ponas Idėjau. Mes turėtume su jumis apie daug ką pakalbėti, kadangi jums patinka Antrojo pasaulinio karo istorija. Be abejo. Ir šiaip pas jūs parašyta, kad jūs esate laisvalaikiu bėgiojantis viengungis. Kur jūs bėgiojate, pasakykite? Pasakykite, kur jūs bėgiojate, gal pavyks pakeisti statusą? Na, dėja bėgioju ten, kur dėja moteris nesilanko šalia kunigų seminarijos, vienuolyno. Oho, iš tikrųjų, paslaptingai čia. Prieš jūs žaidžia Andrius Gulbinovičius iš Vilniaus, 35 metų informacinių technologijų specialistas. Jeigu žinovai neatsakys šį klausimą, ponui Andriui atiteks 500 litų. Graikų filosofas Aristotelis, pasakodamas apie išsimokslinimą Graikijoje, rašė, kad paprastai mokomasi 3 dalykų. Rašybos, todėl kad tai naudingas ir plačiai gyvenime pritaikomas dalykas. Gimnastikos, todėl kad ji ugdo vyriškumą. Ir dar vieno dalyko. Dėl jo būtų galima suabejoti, nes dabar dauguma tuo domisi tik dėl malonumo. Tačiau iš pradžių tai buvo įtraukta tarp mokymosi dalykų, todėl kad pati prigimtis siekia ne tik tinkamai darbuotis, bet ir sugebėti gražiai poilsiauti. Dėmesio klausimas. Kas tas trečias dalykas? Tai yra plaukimas. Muzika. Plaukimas. Dabar aktualu. Jeigu nemoki plaukti, esi vadinasi neišsimokslinęs. Neišslavinęs, jo. Iš tikrųjų, senovės graikai mokė plaukti. Olimpiadai buvo. Vėlgi, muzika siūlo. Retorikos nemokė, čia viduramžiai yra. Tai yra beveik 100% tai yra plaukimas. Dėl plaukimo. Bet dar galima variantą. Gražiai ilsimės. Etiketo kokio nors. Aktualija irgi yra Rūta Meilutytė. Nu, čia šiom dienom. Dar. Rašyba. Etiketo. Maistas. Maistas, gėrimas. Ne, vynas. Valgymo menas, tai prasme teisingai valgyti, kažkas ir siekis irgi. Neaktualu graikam, ko gero. Tada greičiau poezija, dainavimas yra. Sportas. Gerai. Gimnastika jau traukta, sportas. Yra antras. Nu, bandykim plaukti. Taip. Nu ir tiek tada. Laikas.
Kas atsako klausimą? Versija įdomią tokią iškėlė Gytis Baranauskas, aš norėčiau, kad jis plačiau pakomentuotų tą. Pone Gyti, jūs esate populiariausias žmogus prie stalo. Komandos lyderis. Šį vakarą. Maža to, aš dar ir gražuolis. Jūs norite to ordino, man atrodo. Labai papuoštų po. Jo, kadangi vis tik tai senovės graikai labai daug dėmesio skyrė kūno lavinimui. Čia yra ir gimnastika, ir turi būti plaukimas, kadangi buvo užsiminta apie šių dienų aktualijas, konkrečiai apie mūsų meilę Meilutytę bendros tautos. Tai manau, kad tai yra rašyba, gimnastika ir plaukimas. Neplaukiantis graikas buvo neišsilavinęs graikas. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Graikų filosofas Aristotelis, pasakodamas apie išsimokslinimą Graikijoje, rašė, kad paprastai mokomasi 3 dalykų. Rašybos, gimnastikos ir muzikos. Pone Gyti, kodėl klausime buvo pasakyta, kad pati prigimtis siekia ne tik tinkamai darbuotis, bet ir sugebėti gražiai poilsiauti? Plaukimas yra rimtas fizinis darbas, o muzika buvo teisingas atsakymas ir jūs pralaimite šitą raundą. Rezultatas tampa 2-3, vis dar jūsų naudai 500 litų už klausimą apie muziką. Keliauja į Vilnių Andrių Gulbinovič. Ir situacija šio vakaro žaidime pasidaro nebe tokia aiški, kaip kad buvo po 3 raundų. Aš sveikinuosi su ponu Aidu Puklevičiumi. Labas vakaras, ponė vedėjau. Jūsų komanda iš tikrųjų nuostabiai žaidė tą vienintelį žaidimą pirmoje žanginėje serijoje. Išskyrus kapitoną. Viskas sugriuvo per tą paskutinį klausimą, bet jums irgi viskas prasidėjo gerai. Ar turite kokių nors patarimų komandai, kad ji nepaleistų vadžių iš savo rankų, kurias lyg ir turėjo žaidimo pradžioje? Man atrodo, kad kai prisėdi prie stalo, viskas tiesiog savaime yra, net nereikia apie nieko galvoti, apie kokias panikas ar dar kas. Gauni klausimą, koncentruojasi į jį, atsakai arba neatsakai, viskas. Ir dabar rezultatas 3-2, žinovų naudai, dėmesio 6 raundas. Vienintelis žmogus prie stalo, kurio dar nepakarbinau, yra 32 metų šiaulietis Arūnas Vilčiauskas. Labas vakaras, ponė Arūnai. Sveiki, vedėjau. Jūsų mėgstamų ir nemėgstamų dalykų sąraše kažkodėl dominuoja tai, ko jūs nemėgstate. Pavyzdžiui, nemėgstate gatvės repo ir country muzikos. O kokią muziką jūs mėgstate? Visą kitą išskyrus šitas 2. O kodėl jums nepatinka gatvės repas? Na, tiesiog, nežinau, negražiai nenoriu pasakyti, man tai ten. A kaip skambėtų tas negražus pasakymas? Galėtumėt jį kaip nors įvilgti į gražią kalbą? Neišeina. Neišeina. Supratau. Paliksime tai nutylėjimui. Sektorius numeris 4. Prieš jūs žaidė Rustė Tirvidytė iš Vilniaus. Jeigu nesakysite į šį klausimą, Rustė atiteks 600 litų. O dabar mes keliamės į Titaniką. Džonas Džeikonas Asturas IV buvo turtingiausias Titaniko keleivis. Jam yra priskiriama citata, kuris skamba štai taip. Aš prašiau to, bet šitai jau per daug. Dėmesio klausimas. Kogi jisai prašė? Ledo. Aš prašiau ledo. Ar šeima iš ledo uždirbo ar ne? Ar diponai uždirbo iš ledo? Jis pasiliko laive, nuskendo šiaip jau. Jis turbūt išrašė alkoholį. Savo alkoholį nemalonumą tų. Aštrių pramogų. O vandens atsigerti negali? Jo, aš prašau vandens. Dar valtas lėmenės, čia biškai kita pusė. Bet Titanikė prabangiam ten kažkaip. Ledą yra sunku gauti, vandenis jis bus, butelis stovės visada, o ledą... Aš pilnai pritariu, prie ledo rišamės, nes šampanas, aš prašiau. Gerai, toliau, ne vieną, neišėrų. Angliškai turime, ką nors on ice. Vanduo, ledas ir aštrus pojūčiai. Su ryšiu buvo ten problema. Kažkokia... Bet jeigu jisai tai pasakė jau po katastrofos, tai... Ne po katastrofos. Jis galėjo... Jis tuomet pasakė. Laikas. Pone Viktorai, kas atsako į klausimą? Kaip suprantu, versijų vėl turite ne vieną. Versija ne viena, bet tokia gražiausia ir labiausiai priimtina, ko gero, bandysiu aš pats atsakyti. Ponas Asturas tikriausiai šnekėjo apie ledą.
Paprašė ledo. Paprašė ledo ir gavo jo per daug. Klubui jūsų versija patinka. Dėmesio, teisingas atsakymas. Teisingas atsakymas yra, kad jūsų atsakymas yra teisingas. Prašė jis ledo. Rezultatas 4-2 žinovų naudai. 4-2 žinovų naudai. Ir jums trūksta viso labo tik tai 2 žingsnių iki pergalės pirmajame mūsų serijos žaidime. Norint pratęsti jums kovą toliau, jums reikia iškovoti pergalę bent 1 taško skirtumu ir tokiu atveju jūs atsidursite ir kitoje. Tai yra ne rugsėjo, o jau spalio serijoje ir galėsite galbūt netgi patekti tiesiai į finalą. Tuo tarpu visi kiti laukia eilės ir kai kurios komandos galbūt laukia net ir jūsų pralaimėjimo. Na, o dabar, esant rezultatui 4-2, aš skelbiu 7-ąjį raundą. Pone Viktorai, jūsų komanda iš tikrųjų nuostabiai šį vakarą žaidžia. Jūs pavadinote ją eklektiškų statinių ir neatsisakote savo žodžių iki pat dabar. Ne, neatsisakau, kad jisai eklektiškas, tai nereiškia, kad jisai netvirtas. Kai mes kalbėjome prieš šitą žaidimą, jūs sakėte, kad svarbiausia pralaimėti galantiškai. Na, pavyzdžiui, rezultatu 3-6. Taip jau neatsitiks. Ar jūs vis dar galvojate, kad pralaimėjimas galantiškai yra jūsų siekiamybė? Tai nėra siekiamybė, bet niekas nėra apdraustas nuo to. Jūs galite pralaimėti galantiškai rezultatu 4-6. Pone vedėjau, galiu prižadėti, kad mes tenksimės. Pralaimėti? Ne, nepralaimėti. Jeigu jau tai įvyks, tai pralaimėti galantiškai. Dabar sektorius 1, taip? Sektorius numeris 1. Ir prieš jūs žaidžia televizijos žiūrovė Gabrielė Bričkutė, Dailės akademijos studentė iš Vilniaus. Dėmesio į ekraną. Johanas Wolfgangas Goethe visiems jums puikiai žinomas kaip garsus rašytojas. Tačiau jis taip pat bandė užsiimti ir tapybą. Prieš jūs viena iš jo akvarelių. Dėmesio klausimas. Kas padėjo Goethei nutapyti šitą paveikslą? Padėjo žmogus, ar daiktas, ar reiškinys? Nežinau, jaunojo Verterio kančios, dar kažkas, tai kas čia gali būti? Čia taip, jaučiai, vežimas, valtininkai, kalnas kažkur tai. Valtininką turėjom, kur nors neturėjom. Kas čia per tvorą, kas čia toj tvoroj? Čia kaip krantinė. Pabandykit pasukioti galvą, gal čia tas žmogus yra pavaizduotas. Kažkokie graikiški motyvai, matau. Ne, čia ne graikiški, rytietiški, bet Goethe. Kas padėjo? Kas užvedė gal į padėti? Laikotarpis koks yra? 18 amžius? Taip. Žiūrėk, čia yra 18 amžius. Ką mes turime? Ir kažką su... Gal nežmogus. Kas turėjo geltoną? Turiu vieną versiją. Turiu vieną ir geltoną arbatą, negali būti. Arba iš arbatos arbatą tapyti. Gali, nes labai... Rytietiški, bet čia dabar taip. Žinai, dėl tos Laikas. spalvos arbatą. Diskusijos baigtas. Tyla. Pone Viktorai, kas atsako klausimą? Bandysiu aš pats atsakyti, nors, kaip sakant, Dailės akademija yra baigus ir Simona ir aš pats. Dar nebaigus. Nu, mokėsi. Viena iš tų, čia ant paskutinę minutę kilusi tokia mintis, aš gal komandą atleisimsiu ant savęs šitą, prisimsiu atsakomybę atsakyti. Viena besimokant yra tekę tapyti arbata. Viena iš užduočių būdavo atleimas, padaryti darbą, vaizduojantį senovę, naudojantis, kokią nors netradiciją priemonę, skiestą arba dar kažką panašiai. Tai jūsų atsakymas yra? Mano atsakymas būtų, kad tai yra ne žmogus, bet tai yra padaryta arbatos pagalba. Tai yra, atsakymas yra arbata. Atsakymas priimtas. Patinka jums Gyti šitas gražus atsakymas. Ir Simonai patinka. Taip. Dėmesio teisingas atsakymas. Pasižiūrėkite dar kartą į šitą paveikslą. Jame nesimato raudonos spalvos. Ir arbatos turbūt nėra raudonos, tik vaisinė tokia. Arba arbatos krūmo. Bet Johanui Wolfgangui Goethe šitą paveikslą padėjo nutapyti žmogus, kuris nemato raudonos spalvos. Tai yra daltonikas. Daltonikas padėjo jam nutapyti šitą paveikslą. Ir rezultatas tampa 4-3 arba 3-4. Jūs vis dar priekyje.
Ir 700 litų. 700 litų iškeliauja Gabrieliai Birčkutei į Vilnių. Sveikiname tave, Gabrielė. Nuostabus, puikus ir gražus. Klausimas be raudonos spalvos. Jeigu jūs norite žaisti prieš žinovus, jeigu norite laimėti pinigų, užsukite į TV3 televizijos svetainę tv3.lt arba naujienų portalą Delfi. Ten rasite dalyvių anketas. Jas užpildę, atsiųskite mums klausimą ir gali būti, kad kitą ketvirtadienį šitas klausimas taps žaidimo dalyviu ir jūs galėsite uždirbti galbūt visai nemažą sumą pinigų. Kadangi pirmauja kol kas žinovai, kreipiuosi į poną Vytarą. Pone Vytarai, kaip jums atrodo, kas yra geriausias žaidėjas prie stalo kol kas šitoje komandoje? Ar dabar reiktų atsakyti? Tiesiog. Aš nenoriu gluminti komandos, nes geriau pasakysiu, kaip komanda žaidžia. Gerai. Būsiu gal vėl nuobodus, bet sportiniais terminais. 3-0 išsiveržė į priekį puikių komandinių žaidimų, o po to pradėjo plėšytis po vieną. Ačiū Jums, ponė Vytarai. Dėmesio, 8 raundas. Viskas prasidėjo gerai ir lengvai, o dabar viskas gali pasibaigti drama. Tiesą sakant, drama yra pats smagiausias dalykas visiems, kurie sėdi šalia ir stebi jūsų žaidimą, nors jums kažkaip nebepatinka, man atrodo, ta drama. Dar tokios didelės dramos labai nėra. Man atrodo, kad jūs atsipalaidavote apskritai. Kam dabar lengva? Pasakykite kokią nors šiaulietišką frazę savo žemiečiams. Pas mumis Šiauliuose lyn. 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 O pas mus Vilniui ein gerin. Vilkelis stoja. Ir prieš jūs žaidžia Arūnas Gudinavičius, 36 metų Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Dėmesio klausims. Kas anot Balio Sruogos yra svarbiausia katorgininko dalis, kurią privalu stropiai saugoti ir iš viso patartina namie palikti? Galva. Sąžinė. Galva. Galva. Sąžinė. Galva, Saugok, čia... Katorgininko galva. Čia dievų miškas. Čia dievų miškas. Nebus numeris kažkoks tai... Ne. Čia gali dar kojos būti, gali būti galva. Ne, sąžinė. Ko gera sąžinė yra. Čia turi, kad nesužalok, neperšaldyk. Ne, tai tu viską tą ir čia yra iš to teksto nepersišaldyk. Kai jis pasakoja, kad jie susisargdina. Ne, tai susisargdinti jau problema, ar ne? Nebėra kas pagirti. Ir dėl to tau kils problemas. Todėl palik geriau namuose. Aha, tai ta prasme galva. Galva, rankos, kojos. Tai čia dabar mes apie kūną. Tu gali išgyventi, kad besijuokdamas ir palikęs sąžinę. Nes jeigu tu elgsies sąžiningai, tu neišgyvensi. Man gerai variantas, kas geriau. Iš kur ta galva? Man prisimena fizinis dalykas. Tai yra koncentracija, tai nėra linksmi dalykai. Laikas. Kokį dalyką, linksmą ar ne, pasirinksite, ponė Viktorai? Reikėtų pasirinkti linksmą dalyką, bet tiksliai... Vis tik tai manyčiau, kad šneka eina apie sąžinę. Kurią privalu stropiai saugoti, bet kaip ją pasilikti namie? Galvos irgi nepaliks. Atsakymus priimtas. Patinka jums toks atsakymas? Patinka. Aš klubo klausiu. O klubas turi versijų? Kokių turi klubas versijų? Dantų. Dantis gerai. Dėmesio teisingas atsakymas. Anot Balio Sruogos, svarbiausia katorgininko dalis, kurią privalu stropiai saugoti ir iš viso patartina namie palikti, yra auksiniai dantis. Rezultatas 4-4 ir 800 litų. 800 litų iškeliauja į Vilnių Arūnui Gudinavičiui. Sveikiname jūs, ponė Arūnai. Jūs išlyginote šio vakaro žaidimo rezultatą ir dabar viskas pakybo ant lauko. Kadangi viskas taip kybo, mes nieko negaiždami žaidžiame toliau. Dėmesio 9 raundas.
kol sukasi Vilkelis, aš pono Martyno paklausiu. Pone Martynai, koks jums klausimas šiandieną kol kas labiausiai patiko? Du kol kas ir pastarasis turbūt būtų, lengviau atsakomas. Tiesą pasakius, jeigu būtų atsakę, nuskambėjo versija galva ir jeigu būtų priimta versija galva, ar kad dantis yra galvoje, būtumėt užskaitę ar ne. Jūs tikrai būtumėt pabandę pagrysti tą atsakymą, taip. Jo, bet aš naudodamasis progą dar norėčiau duoti įspėjimą, jeigu taip galima, žmonėms esančiam šalia Vytaro klubo gerbėjams, kadangi jų diskusijos kai kada yra pakankamai garsios ir jeigu jos pranoksta decibelų lygį, aš mesiu raudoną skepetaitę ant stalo. Kas žaidžia? Parodykite mums voką palei strėlytę. Vokas numeris 11. Žaidžia Raimondas Jurgaitis iš Kauno, 44 metų projektų vadovas. Antikos laikų romėnas, pasižiūrėjęs šį žaidimą, greičiausiai taip pasakytų apie jūs, ponai žinovai. Bepigu taip protingai atsakinėti, kai jiems padeda tiek genijų. Dėmesio klausimas. Tai kiek genijų, senovės romėnų nuomonė, padeda jūsų komandai? Vėlgi, šešiese prie stalo šeši genijai. Aš pats savo genijus. Genijus yra namų dvasia senovės Romai. Rašymo priemonė. Kas yra genijus? Genijus kažkokia dvasia. Dvasia. Genijus loci, ta prasme, vietos dvasia. Bet tai, o kur dabar dvasia mes čia? Bepigu jums taip gerai, protingai atsakinėti klausimus, kai jums padeda tiek genijų. Kiek genijų padeda? Kiek dabar mums padeda? Negali taip, kad vienas žmogus turi kažkiek, aš neatsimenu, keletą genijų. Realiai ryštis prie stalo. Vietos dvasia, vienos vietos dvasia, patalpos dvasia, ta prasme, dar kažkas tai tokio. Tiek genijų. Kiek genijų? Čia formulavimas klausimo. Ar čia nėra kažkoks fizinis daiktas, kuris yra čia ir tie genijai ryšasi prie jo? Formulavimas klausimo čia yra. Kiek genijų padeda? Ar šeši ar vienas? Ko gero šeši. Ar vienas? Šeši. Prie stalo šeši žmonės. Pamatuosi? Klausimas formuluoja tiek genijų, tai vadinasi daugiau negu vienas, aš tai taip spėju. Laikas. Pone Viktorai, kas atsako į šitą klausimą? Bepigu jums žaisti, kai tiek genijų jums padeda prie stalo. Atsakys Simona. Prašom. Pone Simona. Kažkaip nesu įsitikinusi atsakymu, bet jeigu komanda prie tos nuomonės, tai tada 6. Tiek, kiek mūsų dabar sėdi prie stalo. Ir kiekvienas iš jūsų sėdinčių prie stalo turi po genijų, kuris jums padeda. Patinka jums, ponia Aurelija, šitą versiją? Mano panašiai buvo. Dėmesio, teisingas atsakymas. Labai simboliška, kad į šitą klausimą atsakinėjo ponia Simona. Parodykite man ją. Antikos laikų Romoje genijumi buvo vadinama kiekvieno vyro mintims ir veiksmams vadovaujanti dvasia. Aš nelabai suprantu senovės romėnų, bet jie manė, Simona, kad jūsų galvoje genijus negyvena ir nepadeda jums. Taigi 5 genijai padeda ir visi 5 genijai atidavė šitą klausimo atsakymą žmogui, kuriam nieks nepadeda. Ir rezultatas tampa 5-4 žiūrovų naudai. 900 litų už mano supratimu nuostabų klausimą apie genijus prie stalo iškeliauja į Kauną ponui Raimundui Jurgaičiui. Puikus klausimas. Ir dabar situacija yra tokia, kad aš norėčiau jums priminti, kadangi jūs pralaimite rezultatu 4-5, jūs turite teisę net į 2 pagalbas. Viena pagalba yra 20 sekundžių klubo pagalba, jūs ją galite pasinaudoti jau kitame klausime ir kita pagalba yra minutės kolon. Jeigu jūs ją norėsite paimti, jūs turite galimybę ją gauti tik tai su sąlyga, kad vis dėlto turėsite gražinti. Jeigu jūs su minutės kolon pagalba išlyginsite rezultatą, paskutinį klausimą lemiamo jums reikės atsakinėti be diskusijų. Dėmesio, 10 raundas. Taigi, Vytaro žodžiais tariant, pradėjote jūs kaip komanda, įsiveržite į priekį, jau po to pradėjote žaisti po vieną ir dabar palikote vieną Simoną. Išdiskutuota buvo versija. Išdiskutuota. Iki galo tik tai. Kaip jaučiatės, ponia Aidai? Neblogai, gerai. Jūs visada esate geros nuotaikos, man atrodo. Visada. Atsikeliu blogos ryte, einu blogos, bet taip prieš stalo būnu geros. Aš kerštingas, bet turiu labai blogą atmintį. Atkeršiu, užmirštu, paskui vėl atkeršiu. Baisus dalykas, sakyčiau. Sustoja Vilkelis, parodykite kur.
12. Sektorius 12. Jums dar ir sektoriaus žaibo dar trūko prie pačios geros kompanijos. Prieš jūs žaidžia Kazys Venslovas, 39 metų ūkininkų produkcijos pirkėjas iš Klaipėdos. Jeigu jūs neatsakysite į šitą klausimą, ponas Kazys galės truputėlį agurkus atidėti vieną savaitgalį, nes uždirbs 1000 litų. Japonai yra bene daugiausia pasaulyje dirbanti tauta. Kartą vienos gamyklos darbininkai paskelbė streiką. Taip jie išreiškė savo protestą. Bet tai, kaip jie tai padarė, atskleidžia tam tikrą garsėjančios savo darbščiai žmonėmis Japonijos veidą. Streikuotojai nepiketavo, o tiesiog toliau dirbo gamykloje ir toliau gamino produkciją. Gamyba nebuvo nutraukta, tačiau bendrovė šios produkcijos parduoti negalėjo. Dėmesio klausimas. Kodėl bendrovė negalėjo parduoti pagamintos produkcijos? Prastos kokybės. Neįdėdavo kažkokios detalės gal. Jo, praleisdavo operaciją. Perteklius pagal sutartį, ne? Įpakavimas. Žiūrėdavo made in O China. negali būti konkrečiai viena gamykla, kažkokia, specialus produktas kažkoks tai gaminamas. Jeigu elektroniką gamini, į distancinius batareikos neįdėsi. Dar kažkokio elementaraus dalyko neįdėsi. Čia kaip sabotažas. Nu, tiesiog, jisai neveikia. Sabotažo neturėtų. Bet jie pagamina per Bet daug. klausykit, kodėl būtent japonai? Bet jis turbūt lengvai ištaisomas. Sabotažas yra darbo kultūra, ar ne? On gyri, dar kažkas. Nu, jie negadint daiktą turėtų, jeigu gamina vis tiek gamina gerą daiktą. Turėtų būti ištaisoma kažkas, padariau blogai, bet ištaisysiu, jeigu tu man pataisysi. Ne, bet parduoti negalėjo, tai reikia per naują surinkti. Detalė gerai, kas dar? Kažką atvirkščiai dėdavo. Įdėdavo. Ne, aš galvoju, geras daiktas, čia yra dėl pačios produkcijos, kad jos per daug pagaminta, ar sutartis. Gali būti, kad per daug gamina ir tiesiog nebespėjo. Darbininkai streikavo. Darbininkai streikuoja, bet jie vieną toliau dirba. Tai kas yra arba kokybė, arba yra kažkas, kas išskiria tą daiktą iš karto, kad tai matosi, kad jis yra ne... Laikas. Pone vedėjau, norėčiau klubo pagalbos. Prašau, pasinaudokite klubo pagalbą. 20 sekundžių. Vieną batą. Geras variantas. Geras variantas. Vienos pusės batą. Aidai, tu gerai. Gerai? Batus vienai koją. Nu, ta prasme, supratau. Nu, supratau aš. Arba tik vieną peršnešu. Klausau jūsų atsakymų. Atsakinės Aidas. Kadangi aš geros nuotaikos visada. Ir kadangi šiandien pats esu tai su abiem batais. Bet turbūt tai buvo kalba apie avalinės fabriką, kuriame darbštieji japonai darė tik vienos kojos batus. Taigi... Atsakymas aiškus ir jis yra priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Pone Galina, dabar jis išgelbėjo nuo fiasko ties lenkų klausimų dėl to, kad tai buvo iš tikrųjų batai. Ir jie gamino tik tai vienos kojos batus, kairės kojos batus ir atitinkamai šių porų nesuformuotų parduoti nebuvo galima. Taigi viskas šitame žaidime sprendžiasi paskutinėme raunde. Rezultatas 5-5. Mes darome nedidelę pauzę. Dabar reklama. Grįžtame po reklamos, čia žaidimas kas kur kada. Viskas šitame žaidime sprendžiasi paskutinėme raunde. Rezultatas 5-5. Dėmesio paskutinis. 11 raundas, kurio kaina yra 1100 litų. Ir dabar jau arba laimės žiūrovai, arba laimės žinovai. Kito kelio nėra. Ir be galo. Kaip sakote, ponė Gyti? Sakau, pagal geriausias žanro tradicijas. O jums patinka detektyvai? Ne, jūs minėjote, kad yra drama. Būna ir lietuviškų pasakų, kurios blogai baigėsi. Aš gerbiamas vedėjau, manau, visos lietuviškos tikros pasakos baigėsi tik blogai. Apie Sigutę, apie Eglę Žalčių karalienę. Apie ką dar? Apie karvytę. Ir Aidą Medžiūną, kur sėdėjo prie kas kur kada stalo. Jums pavyko išvengti sektorių žaibas? Nepavyko išvengti, taip? Ne. Parodykit, kas žaidžia. Parodykit man, nematau. Rolandas Varnas. Jums pavyko išvengti žaibo sektoriaus ir jūs gausite dabar lietuvišką klausimą. Išsigelbėsite ar ne, priklauso tikrai nuo jūsų. Štai čia Rolandas Varnas. Jam atiteks 1100 litų, jeigu neatsakysite.
Vilniaus Antakalnio kapinėse yra palaidota Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė. Antkapyje iškalti žodžiai buvo jos paskutinis pageidavimas. Štai jie, dėmesio į ekraną. Jau padėjau, tarpas, kelionė baigta. Dėmesio klausimas. Koks žodis šitame sakinyje yra praleistas? Tašką. Jau padėjau tašką arba jau padėjau plunksną. Padėjau tašką, plunksną, žingsnį. Baigiau rašyti arba jau padėjau tašką. Ar ryštis galim prie kažkokių aukštų Jau tašką elementarus aforizmas, ar ne? Nes tas sparnuota frazė. Sakykime, jeigu lietuviškai formuluoti yra jau padėjau tašką. Lasda. Kodėl lasda? Jinai sena buvo, jinai mirė pakankamai. Jinai kaulų tuberkuliozė. Kažkas Jo, kažkas buvo, jinai su lasda. negerai. Jei kažkas su sveikata buvo negerai. Ar ne per smarkiai? Jeigu aš nemaišau su visų bitė. Ne, gerai, viskas tvarkoja, jinai sena Tai gerai, buvo. kas plunksna, taškas, lasda. Man žinokit, aš kažkur zvanė, girdėjau. Jau lasdą padėjau, jau kelionė baigta. tašką padėjau. Šiaip gali būti. Nu, dar, lasda, tašką. Lasda, aišku, kelionė ir pasibaigė kelionė. Dar. Kodėl kelionė? Gerai. Dar turim laiką. Dar turim 10 sekundžių. Dar Kaip rašytojas kelias turi baigtis Viskas, su lasda. Taškų, bet su lasda. su lasda. Jo, bet tai gal tai apie save daugiau kaip apie Atsiprašau, žmogų. bet su lasda. Laikas. Pone Viktorai, kas atsako į lemiamą šio vakaro jūsų komandos žaidimo klausimą? Nu, bandysiu pats tą dalyką kažkaip tai padėti į vietą, jeigu išeis. Pabandykit, padėti į vietą. Manytumėme, kad kalba eina apie lasdą. Aiškus atsakymas. Ponu Gyčiu, kuris sėdi šalia jūsų, nelabai jisai patinka. Taip? Man jau pradeda patikti. Kuo toliau, to man viskas labiau patinka. O kas jums prieš tai labiau patiko? Man patiko anksčiau taškas, bet kadangi Simonaitytės aš apskritai labai blogai tiek biografiją žinau, tiek kūrybą, tai manau, kad Viktoras savo teisėje atsakė, pasirinko pačią geriausią versiją. Ir teisinga. Dėmesio teisingas atsakymas. Jau lasdą padėjo, kelionė baigta. Rezultatu 6-5 Viktoro Peršino komanda iškovojo pergalę pirmame naujo sezono ir pirmos serijos žaidime. Sveikinimai kuo didžiausi visiems jums ir aš dar kartą pristatau jums šio vakaro nugalėtojus po atkaklios kovos. Arūnas Vilčiauskas, Šiauliai. Gytis Baranauskas, Šiauliai. Simona Matuzevičiūtė, Vilnius. Jonas Jastremskas, Vilnius. Aidas Medžiūnas, Vilnius. Ir komandos kapitonas Viktoras Peršinas ištraukęs paskutinį atsakymą ir laiku paėmęs klubo pagalbą. Sveikinimai nugalėtojams. Ir dabar mums reikia išsiaiškinti, kas yra geriausias žaidėjas prie stalo. Geriausias žaidėjas skelbia ponas Vytaras Radzevičius ir jis įteikia štai šį nuostabų ordiną. Tai įskaitydamas ir visus neįskaitytus, nepripažintus atsakymus, norėčiau šį ordiną įteikti Aidui. Ponui Aidui atitenka ordinas ir ponia Aidai, jūs esate. Ponia Aidai, jūs dabar esate pats kol kas tituluočiausias žmogus žaidime kas, kur, kada ir mūsų klube, kadangi jūs esate vienintelis toks. Vienintelis toks, tačiau įkandin jūsų žinoma kolegos galės pasistengti. Aš taip pat norėčiau, kad ponas Martynas įteiktų prizą už geriausią klausimą. Pone Martynai, jūsų komanda šiandien žaidė gerai, pritrūko tik šiek tiek. Kova buvo iš tikrųjų atkakli, verta sezono atidarimo ir sulig kiekvienu klausimu vis versijos keisdavosi ir apie kiekvieną klausimą galima būtų išsiplėsti ir komentuoti. Ir vis dėlto aš išrinkau šį vakarą ne patį sunkiausią klausimą, tačiau klausimai, kurį žinovai neatsakė, nors privalėtų į tai atsakyti, tai yra klausimas apie dantis. Klausimas apie dantis. Arūnas Gudinavičius. Žiūrovai atitenka Sony fotoaparatas, įsteigtas prekybos tinklo Elektromat. Sveikiname Arūną, iš tikrųjų nuostabus klausimas apie auksinius dantis ir vienintelis akordas, kuris liko mums šiandien, tai yra pasilabinti su komandos kapitonu, kuri žais kitą savaitę. Ponas Marius Pilibas. Pone Mariau, jūs čia dar? Taip, mes vis dar čia. Kaip jums patiko kolegų žaidimas šiandien? Na, sukūrė intrigą. Jūs pamėginsite pakartoti tai? Na, aš tikiuosi, kad intrigos nebus, kad žiūrėsim.
Aš irgi tikiuosi, kad intrigos nebus, bet mes tai sužinosime jau tik tai kitą savaitę, kitą ketvirtadienį. Žiūrėkite žaidimą, kas kur kada, ne tik žiūrėkite, bet ir siūskite mums klausimus. Čia buvo tik tai pirmoji šio sezono dalis ir mūsų žaidimas įsibėgėja. Šį vakarą jis yra baigtas. Ačiū visiems už puikų žaidimą.